Čia Lietuvos rinktinės pasitarimas prieš antrąjį kėlinį. Na, Kęstutis Kemzūra turbūt kaip ir reikia. Kol kas motyvuoja savo komandą. Priekaištų taip pat nemažai išsakė dėl pirmojo kėlinio tam tikrų klaidų. Kalbant turbūt apskritai apie statistiką, trumpai po pirmojo kėlinio, kol kas Lietuvos rinktinė minimaliai pralaimi kovą dėl atšokusių kamuolių 7-6. Klaidomis nusileidžia varžovams ir tai yra aišku gerai. Mažą klaidų skaičių vakar išskyrė Kęstutis Kemzūra po dvikovos su makedonais. Ir tai yra džiuginantis faktorius Lietuvos rinktinėje. Jo labiau žinant, kad tai tik tai pasirinkimo laikotarpis ir matyti, kad saugojo kamuolį lietuviai yra labai gerai. Na, o čia Janas Vajukas pasirodo antrojo kėlinio pradžioje ir pelno pirmosius taškus. Lietuvos rinktinės penketukas: Adas Juškevičius, Paulius Jankūnas, Tomas Delininkaitis, Deividas Dulkys ir Robertas Jevtokas. Klysta Tomas Delininkaitis, tiesiai kamuolį pasiųsdamas Papanikolau į rankas ir po to iškart nutraukia užsimesgusią graikų ataką. Lietuvos rinktinė šiandien vėl kol kas nepataiko iš toli. Iš 5 bandymų vos vienas pasiekė tikslą. Graikai iš viso per pirmasias 10 minučių vos kartą metė tolimą metimą ir jis buvo nesėkmingas, o dabar Nikas Kalatis pataiko. 24-23. Štai taip. Iš 6 taškų lieka vienas vienintelis, Tomas Delininkaitis. Robertas Jevtokas labai gerai įkirto į baudos aikštelę ir priverčia pažeisti taisyklės varžovą. Nikolau. Robertas Jevtokas prie baudų metimo linijos. Gerai užpuolė Lietuvos rinktinė, sugebėjo ištampyti varžovus iš baudos aikštelės, taip sudarydami erdvės Robertui Jevtokui. Robertas Jevtokas. 4 taškai šį vakarą, visi jie surinkti pirmojo ketvirčio pradžioje. Pataiko antrąjį baudos metimą. Robertas Jevtokas čia sukeldamas aplodismentų bangą Kauno Žalgirio arenoje. Nes stipriausias ginklas yra baudų metimai Roberto žaidime. Nikas Kalatis atmeta kamuolį Papanikolau ir dabar vėl klysta Lietuvos rinktinė, ėjusi pagalba Adui Juškevičiui ir vėl tos pačios problemos. Laisvas paliktas, vienas iš krepšininkų, antras tolimas metimas iš eilės. Paulius Jankūnas. Pavyksta pataikyti Pauliui. Papanikolau. Georgi Printezi, šis prieš Paulių Jankūną. Vajukas, pražanga prieš Janą Vajuką. Sunku kalbėti apie Lietuvos rinktinės gynybą baudos aikštelėje, kada matome štai tokius epizodus. Janas Vajukas niekieno nedengiamas, paliktas visiškai laisvas ir visi, kas galėtų prižiūrėti šį krepšininką, stovi jam už nugaros. Tokių klaidų tiesiog negali sau leisti Lietuvos rinktinė. 28-25 ir graikai 10-1 laimi antrojo ketvirčio pradžią. Spūdingas spurtas. Vakar Lietuvos rinktinė taip pat spurtavo įspūdingai rungtynėse su makedonais. 15-0. Tačiau to buvo maža. Adui Juškevičiui nepavyksta pataikyti. Ir ruošia keitimą. Kęstutis Kemzūra, Mantą Kalnietį rengiasi grąžinti į aikštelę. Deividas Dulkys į kraštą Delininkaičiui. Nesiryžta mesti Delininkaitis. Rikiuoja dabar jis komandos draugus. Jevtokas ateina į pagalbą. Krašte Deividas Dulkys, kitame krašte Adas Juškevičius. Žaidžia su Jevtoku. Tomas Delininkaitis, gaila nepavyko dabar viską užbaigti įspūdingai. Ir nutraukiama Graikijos rinktinės ataka. Taisyklės pažeidžiant Tomą Delininkaičiui. Ir čia 2 keitimai. Linas Kleiza ir Mantas Kalnietis grįžta į aikštelę. Juškevičius ir Jankūnas sėdasi ant suolo. Lino Kleizo sąskaitoje jau 6 taškai.
Nikas Kalatis. Vėl akimirkai paliktas buvo laisvas. Vėlavo Mantas Kalnietis prie Niko Kalačio. Gerai, kad pataikyti pastarajam nepavyksta. Deividas Dulkys. Drąsus jo sprendimas. Ir jis pasiteisina. 28-28. Antrasis taiklus, tolimas Lietuvos rinktinės metimas šį vakarą. Pražanga po krepšiu prieš Liną Kleizą, Georgiui Printeziui. Na, jam dabar pakovoti su Linu Kleiza bus, sutikime taip, sunkesnė užduotis negu su Pauliumi Jankūnu. Tiek puolime, tiek gynyboje. Linas Kleiza prieš šį Printezis. Dalininkaitis. Mantas Kalnietis. Robertui Javtokui. Ir štai taip gražiai sukūriamas šansas Linui Kleizai. Nepataiko lietuvis, tačiau šį kartą jau Robertas Javtokas pritraukė 3 varžovus arčiau savęs, palikdamas erdvės Kleizai. Nurašykime tą netaiklų metimą. Įvertinkime tai, kad ataka parengta būkė. Dar viena pražanga. Ir pagrindininką prisirinkusi pražangų keičia aikštėje Mindaugas Kuzminskas. Linas Kleiza sunkio krašto puolėjo pozicijoje. Čia Nikas Kalatis. Jo prasiveržimas ir 2 taškai vėl grąžina persvarą Graikijos rinktinei. 30-28. Mantas Kalnietis. Štai tokį sprendimą priima. Atmestas kamuolys Mindaugui Kuzminskui. Štai tokia ataka, kada Kuzminskas arba Juškevičius kerta į baudos aikštelę ir vėliau iškart ieško vienoje iš atakos stadijų prie kraštų esančių komandos draugių. Kartojasi nebe pirmą kartą šį savaitgalį. Jeigu vakar tokiais šansais lietuviai nepasinaudodavo, tai šį vakarą kol kas viskas pakankamai neblogai. Pražanga Deividui Dulkiui. Ilijas Urosas į aikštelę grąžina Kaimą Koglų, kuris keičia Janą Vajuką. Abu du krepšininkai rungtyniauja Atėnų Panathinaikos komandoje. Ir apskritai šioje rinktinėje didžioji dalis krepšininkų yra iš Graikijos stipriausių klubų. Nikas Kalatis. Georgiui Printeziui arčiau krepšio, prieš jį Linas Kleiza. Kaimo Koglų gali pataikyti šis krepšininkas iš toli. Banguotai rungtyniavo Atėnų Panathinaikos komandoje. Nebuvo pats geriausias sezonas Kaimo Koglų, tačiau buvo ir tokių rungtynių, kuomet komentatoriams jo pavardę tekdavo sakyti itin dažnai. Linas Kleiza. Deividas Dulkys kraštą Mindaugui Kuzminskui. Šis liko prieš žemesnį varžovą. Prasiveržti nepavyko, prarastas kamuolys ir vėl pražanga. Prieš Niką Kalatį čia minutės pertraukėlės reikalauja tiesiog Kęstutis Kemzūra. Esame DNB. Paprasčiau žaidžia antrajame kėlinyje. Turbūt galima dėl keletos dalykų tas priežastis įvardinti. Vėl nemažai eksperimentų aikštėje sudėtimi. Ta sudėtis, kuri buvo aikštėje, nedarė to, ko sėkmingai atlikinėjo pirmajame ketvirtyje rungtyniaujantis krepšininkai. Aš kalbu apie greitas atakas. Jeigu pirmajame kėlinyje lietuviai pirmavo pagal rezultatyvius perdavimus 6-2, tai dabar antrajame kėlinyje rezultatas tapo lygus 7-7 ir dabar jau graikai prisivijo varžovus, kalbant apie rezultatyvius perdavimus, ir nemaža dalis tų rezultatyvių perdavimų gimsta iš greitų kontratakų. Ir lietuviai dažniausiai daro taip, arba praleidžia varžovus, arba stengiasi prasižengti ties vidurio liniją. Na ir vėliau tai atsispindi dar ir baudų metimo
statistikoje. Jau 15 baudos metimų išmetė Graikijos rinktinė, pataikė 11, lietuviai metė 10 kartų, pataikė 8. Na, dabar Nikas Kalatis gali pagerinti štai šią statistiką. 31-35. Netaiklus antrasis baudos metimas. Antanas Kavaliauskas vėl aikštėje. Dabar jis sudaro priekinį liniją su Linu Kleiza. Žemesnis Lietuvos rinktinės penketukas. Jau ilgą laiką be Jono Valančiūno rungtyniauja Lietuvos rinktinė. Vasiliadis, Kaimakoglu, vėl pabėgęs Deividas Dulkys. Į kraštą padėjo Mantui Kalniečiui prižiūrėti Andzarį ir viskas baigėsi tom, kad niekada nevaržomas. Varžovas pelno taškus. Kalnietis vėl atmeta kamuolį Mindaugui Kuzminskui, pastarasis pataiko dar vieną taiklų tolimą metimą šį vakarą. Kuzminsko sąskaitoje 6 taškai, tiek pat jų yra surinkęs ir Linas Kleiza. O dabar Lino Kleizos individualios pamokos Antanui Kavaliauskui. Nesusikalba kol kas baudos aikštelėje. Toks jausmas ketvirtieji ir penktieji Lietuvos rinktinės numeriai. Kas kalbant apie gynybą, trūksta Lietuvos rinktiniai aukšto ūgio indėlio. 38-34. Adas Juškevičius Mantui Kalniečiui. Kavaliausko. Užtvara, Kuzminskas. Gerai, Akilai prižiūrimas Kavaliauskas po krepšiu. Kleiza įmas iniciatyvos, praranda kamuolį ir pelnytai yra baudžiamas nesportinė pražanga. Nors dabar ironiškai šypsosi Linas Kleiza, tačiau griebė varžovui už trumpikių ir Caris neišsaiko ant kojų. Na, to nereikėtų. Tokių epizodų Lietuvos rinktiniai. Gerai, kad dabar čia tik tai pasirengimas. Tačiau valdyti emocijas jau kas, bet Linas Kleiza tikrai žino, kad tai daryti privalu. (40-34) ir dar kamuolys Graikijos rinktinės rankose. Kalatis. Vasiliadžiui atmestas kamuolys ir štai šio snaiperio taiklus tolimas metimas. Vasiliadžio sąskaitoje 4 taškas, o Graikijos rinktinė įgyja didžiausią persvarą šį vakarą. +9 taškai, 43-34. Antanas Kavaliauskas. Jo perdavimas arčiau krepšio Linui Kleizai. Ir jį neleistinai stabdo varžovas. Blogiausia tai, kad graikai dar neturi 4 komandinių pražangų ir tiesiog turės pratęsti savo ataką. Lietuvos rinktinė, joms suteikiamas 14 sekundžių. Adas Juškevičius. Iškrapštomas kamuolys iš jo rankų, tačiau nebe pražangos. Kartu rinktinė, tiek pat ir Graikijos komanda. Georgis Printesis sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Mantas Kalnietis. Gražiai buvo sugalvojęs iškišti kamuolį Antanui Kavaliauskui, tačiau pritrūko tikslumo ir graikai vėl baudžia lietuvius. Greitoje kontratakoje jos smaigalyje Vasiliadis. Graikų persvara dviženklė, 45-34, apie ką ir kalbėjau. Linui Kleizai įmetamas kamuolys, Kleiza arčiau krepšio, netaiklus metimas. Pakrikęs Lietuvos rinktinės žaidimas ir Kostas Kaimakoglu.
Dar 2 lengvi taškai iš po krepšio greitoje kontratakoje, kurios nesustabdo ir nenutraukia Lietuvos rinktinė. 34-47 durų keitimai paruošti Lietuvos rinktinės gretose. Delininkaitis ir Jankūnas ruošiasi žengti į aikštelę. Mantas Kalnietis švelnina varžovų persvarą iki 11 taškų. Jonas Vajukas prieš Antaną Kavaliauską. Aukštesnis krepšininkas, atmestas kamuolys Vasiliadžiui ir Vasiliadis laisvas pataiko iš toli. Kęstutis Kemzūra vėl prašo minutės pertraukėlės. 50. Štai toks rezultatas dega švieslentė. Čia jūsų ekranuose rezultatyviausi krepšininkai ir Graikijos rinktinėje per tokių 3 minučių atkarpą. Rezultatyviausiu tapo Kostas Vasiliadis, 9 taškai jo sąskaitoje. Lietuvos rinktinės žaidimas pakriko paskutinės atkarpos metu. Tas penketukas, kuris buvo aikštėje, nebesuvaldė žaidimo ir leido Graikijos rinktinės žaisti štai taip. Visiškas chaosas Lietuvos rinktinės gynyboje. Po krepšiu susispaudė visi 5 krepšininkai. Prie dvitaškio zonos buvo visiškai laisvas Vasiliadis ir tokiam snaiperiui, kuris Eurolygoje reguliariajame sezone atakuodavo beveik 45% tikslumu, pataikyti yra vieni juokai. O čia Mantas Kalnietis. Jo, gražus dėjimas. Tačiau reikia gero žaidimo ne tik puolime, bet ir gynyboje. Vėl stumėsi Lietuvos rinktinė arčiau krepšio. Šį kartą pasiteisina Jonas Vajukas. Priima kamuolį. Taiklus metimas, Mantas Kalnietis jau varžovo aikštės pusėje. 12-10. Kol kas toks rezultatas. Kovoje dėl šokusio kamuolio. Pristabdoma Lietuvos rinktinės ataka. Linas Kleiza grąžins kamuolį už šoninės linijos. Kalnietis. Taiklus metimas, Robertas Jevtokas. Dabar aikštėje tas penketukas, turbūt, kurį būtų galima įsivaizduoti ir olimpinėme atrankos turnyre. Žiūrėsime, ką gali jis. Robertas Jevtokas stoja prie baudų metimo linijos. Nerimės Kęstutis Kemzūra. Jis ir vakar sakė, kad reikalinga pasižiūrėti ir į tas kritinės situacijas. Šio vakaro rungtynėse ta kritinė situacija tikrai yra išaušusi. Prieš didžiąją pertrauką Lietuvos rinktinė turi dviženklį deficitą. Robertas Jevtokas. Vėl pataiko vieną baudos metimą iš 2. Sąskaitoje 6 taškai ir 4 atkovoti kamuoliai. Gerai ginasi ten Tomas Delininkaitis. Visiškai uždarė varžovą ir skubota Graikijos rinktinės ataka. Štai tokios kibios gynybos labiausiai ir norėtųsi iš Lietuvos rinktinės. Paulius Jankūnas. Linui Kleizai, pražanga prieš Liną Kleizą, Kostai Vasiliadžiui. 39-50. Ir Linas Kleiza 2 baudų metimais gali priartinti Lietuvos rinktinę prie varžovų. Na, abi dvi rinktinės, aišku, turėjo mažai poilsio po vakar dienos dvikovos. Apskritai laiko daug ruoštis olimpinėme atrankos turnyrų nėra daug. O čia dar 1 minutės pertraukėlė. Krepšininko puolimą ir pačios sėkmingas puolimas privertė jau Ilja Zuros aprašyti minutės pertraukėlės. 41-50. Linas Kleiza lieka rezultatyviausiu Lietuvos rinktinės krepšininkų, 8 taškai jo sąskaitoje. Ir dabar daro dar vieną keitimą
Kęstutis Kemzūra sodina ant suolo Mantą Kalnietį. Ne, palieka Mantą Kalnietį, sodina Tomą Delininkaitį, išleisdamas Adą Juškevičių. 40 sekundžių. Papanikolau prieš Kleizą. Ir įveikia Lino Kleizos gynybą. Papanikolau perima kamuolį dabar Robertas Jevtokas. Jis siunčia tiesiai į rankas varžovui. Graikijos rinktinė beveik visą likusį laiką gali kontroliuoti kamuolį savo rankose. Papanikolau vėl imasi iniciatyvos žaisti prieš Liną Kleizą. Šįkart nesiveržia. Atmestas kamuolys. Kleiza toliau persekioja Papanikolau. Jevtokas atėjo į pagalbą. Ir vėl be reikalo. Dabar žiūrint atrodo, kad be reikalo, nes varžovas, jo dengiamas varžovas liko laisvas ir Graikijos rinktinė užbaigia antrąjį kėlinį vėl nedideliu spurtu. 54-41 Graikijos rinktinės persvara po 2 kėlinių. Plius 13 taškų. Pailsėkim ir vėl sugrįšime čia į Kauno Žalgirio areną. Rungtynių transliacijas pristato Vytautas. Gerkite Vytautą, jis padės susigrąžinti prarastus mineralus ir atgauti jėgas. Vytautas natūralus.